Atsakymą jums padovanos Petra iš vaikų muzikos studijos Džimba. Labas, Petra. Labas. Petra, mes einam su tavimi iš stalo, gerai? Taip. Ji žinojo, laidos pradžioje atsakymą ir man nesakė, aš bandžiau iš... Tu bandy? Taip. Labas, Petra. Labas. Kaip gyveni? Gerai. Kodėl? Gerai. Nes gerai, viskas gerai. Tu labai gražiai atrodai pasidabinus. Ačiū. Prašom, galiu to paspausti ranką. Jie galvoja, kad lengviau įsiminti melodijas, jeigu mokaisi solfedžio. Ne. O dabar dėmesio iš kūdikio lūpų jums teisingas atsakymas, sakyk. Solfedžio sistema buvo sukurta tam, kad viduramžiais vienuoliai ir choristai galėtų lengviau išmokti giedoti bažnytinės giesmes. Jos pagrindus padėjo Gvido d'Arezzo, italų vienuolis ir muzikos teoretikas, gyvenęs 11 amžiuje. Jis sukūrė solmizacijos sistemą, kuri tapo pagrindu solfedžiui. Ar supratot jūs? Mes gerai pasakėme. Teisingai! Palaukit, stop, ar galima patikrinti, ar ta mergaitė nėra robotas? Tu tikra? Taip. Tai kaip tu tokį tekstą išmokai? Kaip tu, iš kur tu žinai tiek tokių dalykų? Jinai mokosi solfedžio. Įsimeni? Pakutenk ir žiūrėk, ar juokės. Juokies? Tu tikra? Ar nėra? Ne, netikrai, jinai Ar sakė, jau nesikė. patikrinkite, ar nėra batareikos? Ar gali tą patį tekstą pasakyti greičiau? O dieve. 3, 2, 1, važiuojam. Solfedžio sistema buvo sukurta tam, kad viduramžiais vienuoliai ir Greičiau. choristai galėtų lengviau išmokti Greičiau. bažnytinės giesmes. Jos pagrindus padėjo Gvido d'Arezzo, italų vienuolis ir muzikos teoretikas, gyvenęs 11 amžiuje. Greičiau. Jis sukūrė solmizacijos sistemą, kuri tapo pagrindu solfedžiui. Ir sutikite, į sceną keliauja Džimba!